Sveiki, mėlyjeji, šiandien pristatau jums visiems gerai žinomą ir patį populiariausią Engve modelį EP2 Pro. Tai yra pats populiariausias bei išimties elektrinis dviratis. Dėl ko? Dėl to, kad jisai turi ypatingai gerą pritaikomumą visiems, nes jis turi ir galimybę turėti aukštą vairą, labai aukštai iškeltą sėdynę, bet tuo pačiu gali turėti labai žemai nuleistą sėdynę ir labai žemai nuleistą vairą. Tai čia jau kaip man, taip? O čia jau kaip Dovydui. Va. Padarykim kaip Dovydui. Va. Jausitės kaip ant kojūkų, bet patogu, manau, bus. Taigi, ką galėčiau pasakyti apie šitą dviratį? Jeigu iš eilės imant, pasižiūrėkim, ką mes turim ant vairo. Tai yra 7 Shimano pavaros, daug jums ir nereikia šiaip su elektriniu dviračiu, nes dažniausiai tiek važiuojate elektrą, nei jūs minat, nei ką. Bet jeigu minat, tai tikrai pravers. 7 pavarėlės, galinį simpleksą parodyk, Shimano standartiškai minat ir važiuojat. Turim amortizaciją, rakinamą šakę, o rakinamą šakę reiškia tai, kad jūs paspausit, o dabar matot, amortizuoja, užrakino ir jinai nebejuda. Reikalinga, kad nejudėtų dėl to, kad jums galėtų patogiau įsibėgėti tiesiog minant. Jeigu, pavyzdžiui, važiuojate asfaltu ir jums nereikia, kad jisai amortizuotų ir jūs minat, o ne su elektra važiuojat, tada yra tikrai labai reikalinga. Priekinis žibintas, standartinis, ne kažkuo ypatingas, bet puikiai funkcionuojantis. Galit parodyti, kaip funkcionuoja? Jūs specialiai norit mane? Ne, aš tiesiog noriu matyti funkcionalumą. Gerai. Taip, įsijungiam, ar ne? Dabar. O, dabar jau dega. Atradau. Va. Taipagi turime ir galinį žibintą, kuris irgi dega vienu metu. Aš skaitau, kad elektrinis, kadangi jis yra, kad žibintai turi būti, ane? Ateikit prie displėjaus vadinamo. Standartiškai. Baterijos talpa, matot, įjungiau ir rodo. Išjungiau ir neberodo. Ir jis pašviesėja iš karto. Matot, čia kaip automobilyje. Iš karto jau naktis diena. Čia kilometražas, rodo kiek nuvažiuota ir kiek nuvažiuota. Kiek tripas ir kiek bendras yra, ne? Jau 300 metrų atsistumiu čia, tai jis jau praktiškai yra beveik demo versijas. Taip. Rankenėlės, stabdžiai, diskiniai, kurie yra Tetro firmos, čia ne tie visai paprasti, tai skaitau, kad neblogai. Taip, pedalai. Pedalus galima užlenkti. O, matot, kaip gražiai? Jums net parodyta, į kurią pusę sukt pedalą, kai užsukinėjat. Čia dažna bėda yra, kad žmonės neturi patirties ir suka visus į vieną pusę kaip sriegius. Tai čia yra parodyta, kaip reikia ir L ir R. Nes sriegis yra į tą pačią pusę L, matot? Turime kojelę standartinę, ne kažkom ypatinga, bet šitokį svorį drąsiai išlaikant. Ir žinoma, ką mes turime, ogi variklį 750 vatų. Galios pakankamai, čia tokia apsauga net yra, apsaugo ir patį laidą, apsaugo ir patį simpleksą vadinamą tą. Aš galiu paklausti, čia sakot 750, o kokių dar yra opcijų Engve? Engve gali būti 250, jeigu boost modelis yra dažniausiai 250, bet būna įvairių. Tai va, taip 750, 250 galite pasirinkti, pas mus rasite svetainėje, žinoma, taip. Kur mes rasim bateriją, kaip jūs manot? Ogi rėmo viduje. Užlenkim, atlenkim ir čia būtų baterija. Ja galima išsitraukti. Tik raktą reiktų užtraukti. Tik raktą, aš netrauksiu. Tai vat. Čia yra raktas, kad vat atrakintumėte. Čia va spinelė, matot, užsirakinus. Tai. Ir mes sustatom. Aišku, nors jis yra sulankstomas, jo funkcija nėra pagrindinė, kai sužimtų mažai vietos ir būtų sulankstomas. Bet tai yra vis tiek patogiau. O galit parodyti, kaip susilanksti? Ne. Specialiai nori, kad aš padirbčiau, ne? Nu gerai, nieko tokio. Čia žiūrėkit, vairas taip pat užsilenktų. Tai galit parodyti pilnai, kaip atrodys su lankstyta. Gerai. Supratau. Taip, pedalus užlenkiam. Va, nuleidžiam, tam, kai jis mažiau vietos užimtų, taip? Tada paėmam, užlenkiam, atlenkiam, perlenkiam. Ir ką nors sulaužom. Taip. O, turim. Dabar nulenkim vairą. Oho. Viskas. Ir turim sulankstytą. O tu netikėjai manim. O galit atlankstyti dabar? Galiu, tai reikės vis tiek. Taip, tada vairą paėmam, vėl atsistatom vairą. Atsilenkiam šitą visą reikalą.
Kaip minėjau, čia ne tam yra, kad čia labai turbo lengvai viskas vyktų. Bet vis tiek, kaip matėt, į mažą dalį pasidaro. Nu, va, sėdynę pasikėlėm, pedalus atsilenkiam ir toliau praktiškai važiuojam. Sakyčiau, labai viskas man net su tokiom rankom pavyko. Šitokį dviratį ir visus kitus galite rasti mankius.lt arba Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.